Sprendimą lėmė tai, kad kaip ir visur tikriausiai yra labai daug popierių. Darbuotojus reikia instruktuoti, kadangi įstaigoje dirba virš 300 darbuotojų, juos surinkti į vieną vietą tikrai yra sudėtinga. Padalinių vadovai instruktuodavo darbuotojus, darbuotojai būdavo instruktuojami keletą kartų, nes visi vienu metu negalėdavo susirinkti. Tai užtrukdavo ganėtinai daug laiko, tuomet sveikatos patikras reikėdavo sekti padalinių vadovams taip pat pagal popierinį sąrašėlį, kas tikrai nėra patogu. Ir, kaip jau minėjau, daugybė popierių, kurių norėjosi atsisakyti. Sutaupo laiko. Padalinių vadovai nebeinstruktuoja, viskas eina per DASATą. Darbuotojai gali prisijungti, kada jiems patogu, nereikia susirinkti į vieną vietą visiems tam tikrų laikų. Sveikatos patikros, labai patogus dalykas. Priminimai prasideda mėnesis iki sveikatos patikros. Jokie darbuotojai neseka, papildomi darbuotojai, kada jiems reikia pasitikrinti sveikatą. Mokymai galima atlikti. Ką irgi darbo. tą laiką galima išnaudoti kitiems dalykams. Gerai. Visiems pradžioj buvo skeptiškai kai kurie nusiteikę, nes ne visi priima programas ir naujoves, labai patinka kai kuriems popieriai, bet praėjus metams jiems visi patenkinti. Skaitmeninės įrodymus priima gerai, tikrino kaip tik priešgaisrinės saugos tarnyba. Ataskaitą mes jiems galėjom parodyti instruktavimu ir viskas tiko. Čia labai lengva. Praktiškai nieko nereikia daryti, keli dokumentą ir laisvas. Daugiau kontrolė, daugiau mokymai, daugiau dokumentų rašymas, kuriant laiką laikydavo mažai. Trukdavo, nes jeigu instruktuoji darbuotojus, tarkim, yra vienas skyrius ir instruktuoti reikia keletą kartų tą patį skyrių, nes visi darbuotojai nesusirenka tuo pačiu metu, tai tikrai užtrunka laiko. Dabar to daryti nebereikia.